Jo, yra, va, žiūrėkit. O, labai gerai. Mhm. Tai aš tada gal iš karto dar ir pašėrinsiu skryną. Gerai. Va, Mhm. matote, ne? Taip. Gerai, tai aš tada parodysiu, kaip įsteigti įmonę. Tai nuo pat pradžių mes nusiunčiam tokią formą. Mhm. Tai nežinau, gal per paštą aš jums tada susiųsiu visas atskiras tokias tuščias formas ir gali būti taip, kad pati visita jinai nusiūs tam žmogui, kuris nori steigtis tą įmonę, tą formą, arba tiesiog jums atsiųs paštu jo užklausą, kad jisai nori įsisteigti įmonę, tai tuo paštu, kuriuo jis rašė visitai, tiesiog dar irgi atsiųsiu, kaip aš rašau, kad užpildytų tą formą, nes mes tam turim tokį Šabloną turbūt. jo, tik tais parodysiu. Ir turim visą atsijungus, labai gražu. Tiesiog prisijungsiu. Taip. Va, turim tokius, yra lietuviška forma, yra angliška forma, jeigu ten bus, nežinau, užsienietis koks nors. Turim ir vordinę formą, jeigu kažko reikės pasitvarkyti ar dar kažką. Siunčiat kaip vordinį, atsiprašau, ar PDF-ą jam? Siunčiam PDF-ą dėl to, kad ten yra jau formos, kurias galima tiesiog pildyti. Ai, supratau. Jo, nes taip yra lengviau ir patogiau. Toliau esu padarius instrukcijas, kaip įsteigti įmonę, bet tiesiog jis paprašė, kad parodyti, gal tiesiog per parodymą aš jums, kad suprastumėt kaip. Ir aišku, yra tekstų paruoštukai. Va, ir aš dažniausiai siunčiu šitą tekstą, kad mums reikia duomenų, prisijungiu anketos formą ir taip toliau. Tai kai žmogus jisai atsiunčia šitą formą, tada aš pagal numerį tiesiog pasiskambinu žmogui ir ar turit dabar laiko mane prijungti prie rekvizitų centro, nes kartais būna ir tokių, kad sako, galim susiskambinti ten, nežinau, po valandos. Ir tada po valandos skambinat tam žmogui ir sako, kad norit prisijungti. Tai kai jie jau duoda tam tikrą palaiminimą, kad tikrai galit jungtis ir visą kitą, tai tada jau tiesiog prisijungiat prie rekvizitų centro. Bet tikriausiai gal ir galima padaryti šiandien dienai, kad aš jums parodysiu, nes čia yra nauja įmonė, nebent jūs pati norit kažkaip pabandyti pradžioj su mano. Ne, tai gal jūs tada man parodykit, nes vieną kartą gal ir esu darius, bet daugiau, kad tiesiog viskas būtų, nes jūs ir greičiau padarysit, o aš paskui tiesiog turėsiu jūsų video ir man bus tikrai aišku. Taip prieskambinam dar, tiesiog nusikopijuojat pavadinimą, einat į juridinio asmens paiešką ir patikrinat, ar pavadinimo nėra. Pas mus jau įregistruota tokia. Išmeta, kad rezultatų nėra, bet dar tikrai gali būti taip, kad gali būti ir kažkur užsieny. Aš dažniausiai pereinu per paveiksliukus. Jeigu nėra kažkokio logo, tai reiškia,
nelabai ir bus kažkokios įmonės, bet kiek aš dabar matau, kad nelabai ir yra. Jo. Tai va, tai pavadinimą pasitikrinom. Buvo viena tokia situacija dabar, kaip turėjom MB Bela, man rodos, taip. Tai vakar mums tiesiog nepatikrino, nes tiesiog nepažiūrėjo, kad yra Bela produktas ir tikrai labai meta jau tokį ir tiesiog atmetė ir tai va. Tai dabar aš iš karto šiaip pasirašiu, nusikopijuoju asmens kodą, numerį iki 6 ir tada paskambinu žmogui. Šiuo metu su vartotoju nėra galimybės susisiekti. Tai nelabai aš jums kažką ir parodysiu. Bet tada gal padarykim kitaip. 397. 497. Aš prisijungsiu prie savęs. Aš prisijungsiu prie savęs. Ir tikriausiai jis bus jums pirmasis jūsų klientas, kurį jūs registruosit. Kažkaip visą laiką pačią pirmą tokio baisu, man atrodo, taip nedrąsu, nepasitikėjimas toksai, nežinia, kaip ten kas pavyks ar nepavyks, nes gali ten kokių klausimų gal jam iškilti, kur aš irgi nežinosiu, nes vis tiek čia toks, vis tiek savi niuansai. Jo, bet nėra ten labai ko bijoti iš tikrųjų, nes aš dažniausiai man irgi būna, kad ten paklausė, o kas geriau yra, ar ten, nežinau, mažąją bendriją ar UAB, aš dažniausiai sakau, žiūrėkit, aš tiesiog registruoju, o visus finansinius klausimus jums atsakys mūsų vadovė. Viskas. Tai aš tiesiog dabar prisijungiu prie savęs ir jeigu dėkim pagal instrukciją, kad būtų aiškiau po to susigaudyti. Aš padarysiu per pusę ir šitą per pusę. Va. Tik tais šitą reikia patolinti. Ar matot? Taip, matau. Gerai. Va, ir, tai čia yra parašyta, kad patikrint kliento nurodytą pavadinimą, mes kaip ir padarėm. Jungiamės per klientą ir visa kita, tai mes jau irgi prisijungiam, tai šiuo atveju būsiu aš klientas jūsų. Tada pasirenkam fizinį asmenį, gali tikrai rodyti kitas įmonės, to asmens ir visa kita, tai tiesiog fizinį asmenį. Jo. Toliau juridinio asmens filialų ir duomenų registravimas. Tai einam juridinio asmenų ant mėlyno. Vat. Būna ir taip. Bet tada juridinio asmens filialų ir duomenų registravimas. Ir tada eina pats paskutinis juridinio asmens registravimas. Mum išmetam tokį prašymas registruoti juridinio asmenų registrą. Tai pasirenkam, dažniausiai aš manyčiau registruosit mažasias bendrijas, tai pasirenkam registruoti ir pildyti prašymą. Čia dažniausiai visada bus 3 nuo viršaus, 2 nuo galo. Va, čia taip ir yra parašyta. 3 nuo viršaus ir aš esu įrašius pagal kabutės, kaip turėtų atrodyti. Ir toliau tęsiam. Vat, ir toliau išmeta, kad steigėja kaip ir aš gali būti... Tai čia bus tas, sakykime, tas klientas, čia jo duomenis, ar ne? Taip, nes jūs jungiatės per jo. Bet gali būti tokių atvejų, vakar kaip tik turėjau tokį atvejį, kad merginos norėjo būti 2 kaip steigėjos.
Tai tiesiog pridėsit tada dar vieną, surasit va čia asmens kodą ir visą kitą, tai čia aš irgi buvau biškiai išsigandus, nes pirmas toks atvejis, bet nu, kažkaip. Ir tada yra pavadinimas nėra įrašytas laikinai juridinių asmenų registrą, tai čia visada tai bus ir čia įrašom pavadinimą. O nereikėtų pirmiausiai įrašyti? Ne, nes jums neduos, nes jeigu jūs esat pasirinkus, pavyzdžiui, pavadinimas laikinai įrašytas, tai jums neduos kur įrašyti. Bet visada bus šitas, pavadinimas nėra, va čia aš irgi esu parašius, va, nėra, oi. Ir tada įrašyti pavadinimą, nes mums iš karto duoda rašyti pavadinimą, va čia va. Nu ir čia įrašot pavadinimą, nežinau, Ieva, tebūnie būna toks pavadinimas. Ir tada yra parašyta buveinė. Žiūrim, kokios buveinės, pavyzdžiui, jis norės. Pasižiūrim, čia yra visi tos mūsų adresas. Va čia va, parašyta, kad mūsų. Tai automatiškai dar tik tais gal aš... Tikriausiai, kad bus ne šitas, bet patikrinkim. Tai tada mes ieškom pagal unikalų numerį, nes tai turėtų žinoti, jeigu tai yra mūsų, mes žinom unikalų numerį, jeigu ne, tai tada mes ieškosim šiek tiek kitaip. Bet jo, čia aš pakeisiu dar tą unikalų numerį, kad po to nereikėtų ieškotis ir duotis po visur. Bet dažniausiai būna, kad ieškom pagal adresą. Ir mums užstrigo. Va, ir nudėkim, pasirinksim, nežinau. Aš pasirinksiu savo kol kas. Ir tada ieškosim. Ir va, ir mums iš karto duoda. Gali tikrai, kad gali būti tokių atvejų, kad ir neduos ir reikia tada tikslinti savo šitą, ką esat parašius, gal tada nereikia rašyti G raidės, arba nežinau, ten skaičiukus, gal namas tada bus, o ne namas ir būtas, tai va, reikia labai atkreipdėmėsi. Na ir tada pasirinksim. Ir automatiškai čia tada rašo, kad turi būti nurodyti visi buveinės patalpų savininkai. Tai tokiu atveju dažniausiai būna parašyta, kad pavyzdžiui, tuoj aš parodysiu. Čia tikriausiai buvo. Va, ir čia būna parašyta, kad registruoja, nu, va taip va, yra nurodytas asmens kodas, telefono numeris ir tada tiesiog mes turėtume suvesti. Taip. Pasimečiau šiek tiek. Va. Ir aš tiesiog čia tada buveinės patalpų savininkus pridedu. Tai va čia ir tada susirandat. Taip, žinau. Jo, ir sudedat. Gali būti irgi dar tokių atvejų, kad, nežinau, vyras norėjo savo žmonos namą kaip buveinę priregistruoti, bet po to sužinojo, kad tas namas, tiksliau atsiminė, kad tas namas yra dar priregistruotas ir prie žmonos sesers, kuri yra nepilnametė. Ir jinai tikrai neturės prisijungimų prie registrų centro. Tai tokiu atveju tada paaiškinat situaciją, kad, nu, tokia situacija. Ir daug sudėtinga tada gal, ar ne? Tada gal tiesiog pasiūlyti tą paslaugą, kad visi tos adresus turi, kad registruoti, ar ne? Taip, taip. Tai va, tai tikrai ir tokį turėjau, visokių kokių turėjau pavyzdžių, tai va, ir toliau, tai va, čia yra parodyta, kad reikia nurodyti, bet aš jums dar sakau, čia patikslinsiu ir prirašysiu.
piniginio įnašo perdavimo įstaigai terminas yra savaitė, tai įnašas sudaromas visada bus piniginis. Ten turėtų būti nurodyta, šitą kaip ir galim kol kas išjungti, va dėkim čia. Įnašo nario dydis yra 10 eurų. Čia jisai pats parašo, ar ne? Jo. Jeigu ten būna neparašyta, tai aš tada dažniausiai dedu 1 eurą, nes, galima, čia yra parašyta, kad nuo 1 euro. Tai tada dedu 1 eurą ir tada čia pasirenka šitą ir savaitę. Taip, čia toliau niekas nekinta. Taip. Veiklos laikotarpis yra neribotas. Veiklos tikslai, tai mes imam per pasirinkti. Būna dar tokių, kurie tiesiog parašo programinės įrangos leidybą. Mums gali neduoti tokio, bet galim pažiūrėti. Va, ir mums neduoda. Tai tiesiog žmogus nepaklausė, kaip reikėtų eiti ir parašyti savo. Čia su klaida programinės. Vis tiek neduotų. Nors va, gal ir duotų. Bet būna tokių, kad, pavyzdžiui, ir neduoda. Tai tada mes tikrinam per ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių ir darom tiesiog, kad surastų. 5.8.2. Jo, ir tada tiesiog pražiūrim, kas tai yra ir kaip tai galėtų. O čia dabar tokį klausimą turiu. Tai dabar, sakykime, 5.8.2, o paskui 5.8.2.1 kaip ir turėtų įeiti, ar ne, į 5.8.2, ar ne? Aš dažniausiai daryčiau taip, kad 5.8.2 įdėčiau ir tada įdėčiau ir kitą programinės įrangos leidybą, vien dėl to, kad tai gali būti daugiau. Dėkim, jeigu aš paimu šitą, aš jau esu va šitą kaip ir įdėjus. Ir aš galiu, va, man net neduoda tokio. Tai tada gali būti ir tas vienas, jeigu va, žmogui ir tiko, bet jeigu ne, tai gali ir daugiau ten. Aš visą laiką pasitikrinu per čia, gal kažką galima dar įdėti, kad po to nebūtų, kuo daugiau, aš sakau, tuo geriau iš tikrųjų. Taip. Į temą. Tai va, tai tada mes čia pasirinkom ir dėkim įsaugojam. Ir važiuojam tada toliau. Čia jau kaip ir nieko mes nebetvirtinam ir nieko nebekeičiam. Ir tada yra organai. Mažosios bendrijos narių susirinkimas būtinai ir vadovas būtinai. Daugiau kaip ir jum, daugiau nieko neleis pridėti ir nieko nereikės pridėti, bet dar reikia pridėti asmenį prie vadovo, va čia va yra. Kai pridėjot šitą, pridedat vadovą ir turit pridėti asmenį. Ir tada pridedat... Tai iš anketos čia tas, ką jisai parašęs. Jo. Va, pridedat ir jum išmeta pareigos. Ir tada pasirenkat, ar tai direktorius, ar tai direktorė. Priklauso nuo lyties, kas tas žmogus. Taip. Va, tai jau 5 punktą mes kaip ir padarėm. Ir toliau einam prie kiti duomenys. Čia yra linksmiausia situacija. Bet žinokit, neįsigaskit, nes čia eina viskas tas pats. Tvirtina sandorius po įregistravimo vadovas. Čia vat yra parašyta. Va. Tada visur 14 dienų. 14. Ar už juridinio asmens steigimo vadovui mokamas atlyginimas nemokamas. Tada 14.
čia imu paskutinį ilgiausią, tai vat 4 nuo viršaus. 14, 14, toks pat kaip ir čia, 14. Čia eina reikiamas balsų skaičius sušaukti narių susirinkimą yra 1,5. Čia irgi esu parašius sušaukti narių susirinkimą 1,5. Va. Čia irgi esu parašius, jeigu kartais ką, kad ar mokamas atlyginimas, tai nemokamas. Tada vėl 14, 14, 14. O čia dabar dar toks klausimas iš praktinės pusės. Tai tada čia jūs jau, kai kalbat su juo telefonu, jūs turit visą šitą susipildyti. Taip? Ne. Mes tiesiog jam paskambinam, kad jisai mus prijungtų prie registrų centro, o viską, ką jūs šitą susipildot, čia visada bus viskas tas pats. Taip, bet ar tas pokalbio metu, sakykime, su juo, kad kaip jisai ten prisijungia, suteikia tą prieigą, kad prisijungia, jūs jo vardu ten prisijungiat, kai jisai patvirtina su tuo, sakykime, mobiliu parašu ir va čia tą, ką jūs pildot, tai čia ar ant telefono kabat ar ne? Aš tai ne, nes man būtų tikriausiai sunku susikaupti, čia gal irgi nuo žmogaus priklauso, jeigu... Jo, taip, teisingai, aš suprantu, štai man toks ir klausimas kyla, nes galbūt ten jisai skuba, ar ten kažkokiam triukšme, ar kažkaip... Aš dažniausiai, dėkim, jūs steigtumėtės įmonę, aš jums paskambinčiau, sakyčiau, sveiki Milda, ar galit mane prijungti prie registrų centro, ar galėsit mane su M parašu prijungti? Jūs man tiesiog pasakysit, kad taip galiu, tai tada sakyčiau, neįsigaskit, kad atsiųsiu jums kodą, vien dėl to, kad tai būsiu aš. Ir bus gal kodų 4-5, jeigu sistema veiks teisingai ir normaliai. Ir tada aš dažniausiai atsisveikinu ir einu dirbti savo šitą darbą. Kad jisai žinotų ir gautų, sakykime, iš karto, kad patvirtintų. Taip. Supratau. Ir kaip patvirtina, nes įmonės įsteigimas vyksta per 2 dienas. Taip. Ir kai patvirtinat visą šitą, jau kai ten, pamatysit, ten prieinat prie krepšelio įdėjimo, kad ten susimokėti ir visą kitą, jau kai sumokat ir jau atsilogautinat lauk iš šitos svetainės, aš irgi dažniausiai paskambinu žmogui ir sakau, kad ačiū, šiandien man jau kaip ir nebereikės, kad jūs mane patvirtintumėt su M parašu ir rytoj tada susiskambinsim dėl tolimesnių kažkokių veiksmų. Supratau, gerai, aišku, man dabar tada. Dėkui. Važiuojam tada toliau. Steigiamo juridinio asmens kontaktinė informacija. Nepadarykit klaidos, taip kaip buvau padarius aš, tiesiog surašiau čia žmogaus numerį iš šitos formos ir jo L paštą. Tai nepadarykit šitos klaidos, nes aš esu parašęs didžiosiom jum raidėm, kad visada naudoti VBG paštą, ne kliento numerį ir kitą informaciją, kuri susijusi su gaunamais laiškais ir apmokėjimais. Tai tada kopijuojat šitą numerį va čia ir jį įklijuojat ir kopijuojat paštą, šiuo atveju jūsų paštą ir įklijuojat. Supratau. Ir tada būna, kad išsaugoti. Dažniausiai bus, kad formoje yra klaidų, bet man rodo, kad patalpų savininkas, nes aš nenurodžiau. Ir gali būti dėl pavadinimo, kad, nežinau, ten jisai yra užsienietiškas kažkoks, nelietuviškas ir visa kita, tai prašys galbūt jį pakoreguoti, bet mes tiesiog spaudžiam nekoreguoti ir tęsti toliau, nes taip žmogus jis yra pasirinkęs ir jisai taip nori, kad taip jo įmonė vadintųsi. Tai aš toliau kaip ir nelabai galiu bedaryti, nes... Jo, tada į krepšelį tenais įdeda, tai jūs tada gaunat, kai viskas pasirašyta, 8 punktas.
Jo, tai Dabar tas apmokėjimas. pirma jum būna va šitas visas reikalas. Aha. Vat, ir ten būna tokių išmeta, kad pasirašyti už patalpas, pasirašyti steigimo aktą, pasirašyti nuostatus ir registravimo formą. Juos visus reikia pasirašyti ir juos visus reikia atskirai pasirašyti. Ten užtat ir gaunasi 4-5 kodai, kad žmogui reikia prisijungti. Nes vienas kodas yra, kad jūs prisijungėte čia, o 4 parašai jau yra tada, kai reikia pasirašyti visus dokumentus. Ir tada, kai jau viską pasirašot, tada Aš galiu pertraukti dar truputėlį dėl to steigimo akto. Ar tenais yra standartinis, ar kažką tai reikia atkreipti dėmesį? Ne, jis yra tiesiog standartinis, aš galiu jums parodyti. Tai viskas gerai, tada viskas ok. Va, jūs gaunat tokį nuostatų steigimo sutartį. Šito dar jūs kaip ir negausit pačioj pradžioj. Tada prašymas registruoti juridinių asmenų registrą ir sutikimas suteikti patalpas. 4 bus. Aš dažniausiai iš karto juos visus parsisiunčiu, kad man po to kitą dieną nereiktų vėl jungtis per asmenį, vėl ten po to iš jo persivesti į tą įmonę atgal ir toliau ten daryti tam tikrus veiksmus. Aš iš karto viską parsisiunčiu, ką pasirašė ir susikeliu į tam tikrą folderį. Pasivadinu įmonę, kokia ten yra ir visa kita. Tai va, tai kai viską pasirašot, ten, sakau, apačioje yra toksai vežimiukas. Jo, žinau. Jo, dedat į krepšelį ir apmokat iš Drąsiau Drambliai įmonės. Iš kitos visitos įmonės. Tik tais čia... Tai dabar dėl to apmokėjimo tada dar šitą apmokėjimo. Kaip tada? Jūs čia irgi pati darot? Kur čia? Čia kai į krepšelį įdeda, va tas 8. kad apmokėti iš Drąsiau Dramblių. Patys darom, bet ten tada bus taip, kad tiesiog įsidėsite į krepšelį, ten bus tęsti ir jūs iš karto numes, kaip jūs norit pratęsti. Ten būna, kad reikia pasirinkti, kaip mokėsi, tai bankiniu pavedimu. Tada įrašysit kodas, tai čia įmonės, bet jums kaip nelabai šito kodo, žinokit, reiks. Aš matau, pati visi tai yra patvarkius. Jums reiks ID, kad įklijuotumėt, kad prisijungtų. Ir tada jau visi tą turi patvirtinti banką, kad pervestų pinigus ir kad jau būtų viskas. Tai tada, nežinau, rašyti. Realiai visi tada daro tą pavedimą už šitos paslaugos suteikimą. O, bet jūs vis tiek sėdit ir laukiat, kol jinai pasirašys. Nes jūs tada žinosit, kad kaip ir viskas pabaigta. Ir galit žmogui paskambinti ir pasakyti, kad ačiū, šiandien viskas. Vat. Ir tada jau būna kita diena. Čia aš dabar išjungsiu. Tik tais, gal neišsisaugos čia man. Dar vienos nenoriu įmonės. Tai aš pažiūrėsiu. Ok, nieko nėra, galim baigti darbą. Va, tai čia bus tokia pirma dalis, kaip jūs pradėsite registruoti tą įmonę. Po pirmo, kadangi šiandien mano paskutinė darbo diena, tai dar kažkiek, nežinau, galėsiu padėti, jeigu ten tikrai reikės ir kažkur striksit, tai tikrai galit fotkinti mane į Facebooką ir aš atsiųsti nuotrauką ar dar kažką, tai tikrai neįmesim į duobę ir nepaliksim, kad gal pati kažkaip kapstykitės. Jo, tai čia pačiai tik tai, kaip aš sakau, visą laiką tas pirmas kartas toksai, nėra to pasitikėjimo, nes nežinai dar ten visų niuansų.
bet kai per visą tai pereini, aišku, lėčiau negu kad ten paprastai, bet kai visą tai pereini, tai paskui viskas ten būna tvarkoje, žinau, aš čia iš patirties. O Jo. kiek maždaug čia būna tų steigimų per, nežinau, per savaitę, per dieną? Nebūna, žinokit, šiaip labai daug tiek, kiek aš esu buvus, tai aš buvau 4 mėnesius gal šito įmonėje ir įsteigiau, ar pasakysiu, vienuolika įmonių. Per 4 mėnesius, tai čia, nu, kažkur 3 per mėnesį. Jo, bet praeitą dieną 3 įmonės buvo. O, nu jo, čia po naujų metų. Jo. Tai va, nu ir kadangi visi to nori, kad būtų daugiau tų steigimų, tai aš tikiuosi, kad jie ir bus ir kad turėsit ką veikti. Jo, man tai, aš tai vis tik labiau, man tokie prie darbai, kurie, nu tiesiog aš mėgstu kaip susiplanuoti ir pati daug ten tų klientų turiu, tai kad vat, čia ir dabar reikia, tai galvoju, kaip čia kad padaryti, kad gautųsi man taip, nes ne visada pavyksta. Nu, Tai va, toksai, kad, sakykime, susiplanuoti, nes vat, jeigu pasako ten klientas, jūs kai biure būna, tai truputėlį kitaip. Tai va, o aš kai namuose, tai vėlgi kitaip ir sakau, daugiau ten tų klientų, daugiau ten tų visokių darbų, tai galvoju, kaip čia, kad, pavyzdžiui, pasakys ten už kokių 15 minučių, aš gal ten už 15 minučių turiu vat, kitą pokalbį, nu, su kažkokiu savo klientu, tai tiesiog toks man rūpestis. Dažniausiai taip nebūna ir aš manyčiau, kad jie ir patys supranta, aišku, būna, kad man reikia greitai. Nu, gerai, greitai. Aš galiu greitai tau padaryti, bet vis tiek tu turi suprasti, kad ta įmonė įsisteigs tik tais kitą dieną. Taip, jo, čia. Išlaukti tą išrašą, kad nu, būtų paruoštas. Tai man tas greitai kažkaip, aišku, norisi pasidaryti galbūt iki 1 dienos pusės, vien dėl to, kad kitą dieną jau bus ryte tas išrašas ir galėsit toliau jau padaryti ir visą kitą. Bet, nu, vat, patim gal kaip ir matot, aišku, tas pirmas įregistravimas bus ganėtinai toks, o ką čia spaust, o kur čia eiti, o ką čia daryti, o dieve. Nu, kaip čia man dabar, bet tas, nu, jau 3, koks nors 4 dažniausiai būna, nu, čia 14, 14, 14, čia 1,5, čia tas, nu, užtrunki gal kokį 30 minučių, jeigu sistema normaliai veikia ir jinai neužsilokina ten kažkaip. Taip. Jeigu visi tą turi tam tikro laiko patvirtinti krepšelį jūsų, tai irgi greitai. Taip, nes mes šiandien irgi su jais susirašinėjome, man reikalingi buvo prisijungimai prie MailChimpo, aš nusinčiau jai ten tą, kad jinai patvirtintų mano prisijungimo autentifikacijos kodą, kad atsiųstų, nu ir jos ten kelias valandas nebuvo tiesiog, jinai nebuvo prie kompiuterio. Tai va, nu nieko, susitvarkysiu, sakau, tik pačioj pradžioj. Tai jūs labai čia detali ir išsami instrukcija. Puikiai parašėt, labai dėkui. Jeigu reikės kažką, tai tikrai pasipildysit ir visą kitą, nes aš irgi čia dariausi savo. Tai va, kas dar turėtumėt atkreipdėmėsi, tai jeigu ten, pavyzdžiui, atsiunčia, kad nori, pas mane buvo 10 000, kad nori nario įnašą įnešti. Nu, čia dideli pinigai yra, kaip jeigu nuo 1 euro galima, čia 10 000. Tai tada mes pasišnekėm, kad kai jau yra 100 eurų, tai informuoti visi tą, kad jinai susisiektų su tuo klientu, nes, nu, nenaudingi yra didelį tie įnašai padaryti ir visą kitą. Tai supratau. Tai jūs dabar tada čia tik tai adresą ir tą adreso unikalų kodą pakoreguosite. Jo, aš pakoreguosiu, kas čia yra su skaičiukais visur. Gerai, nu tai va, viskas čia labai aišku, labai ačiū, kad parodėt. Nu, reikia bandyti. Va, nebent norit pažiūrėti, kaip tą kitą dieną galima pasidaryti.
nes aš turiu dabar dar vieną įregistravimą 2 dienos, tai Jo, tai jeigu galim dar prie to paties, tada aišku. jo, tik tais mes turim dar 4 minutės. Tai Tai manyčiau, arba kad galim tuomet iš naujo tam, persijungti. jo, iš naujo persijungti tuomet ir tada šitą įrašą ar pasidalinti kažkur debesyje ir tiesiog man atsiųsti, aš pati tada įsikelsiu, turėsiu, nes visą laiką aš tokia labiau vizualė esu, tai Tikiuosi, kad įsisaugojo kažkur. Tai dar įrašinėja. Ir tada, kai paspaudžiat, jau ten turėtų būti